funkcijos mažiausioji ir didžiausioji reikšmės uždarame intervale. Mokykimės rasti funkcijos f nuo x mažiausiai ir didžiausiai reikšmės, kai x priklauso intervalui nuo a iki b, nebraižydami grafikų. Tam reikės, jei funkcija f nuo x yra tolydi intervale nuo a iki b uždarame, tai mažiausiai ir didžiausiai reikšmės šiame intervale funkcija įgyja arba intervalo galuose, tai yra taškuose x lygų a, x lygų b, arba funkcijos ekstremumų taškuose, kurie priklauso duotam intervalui. Pastaba. Funkcija yra tolydi intervale, jei jos grafiką šiame intervale galima nubraižyti neatitraukus pieštuko galo nuo popieriaus lapo. Pirmoji užduotis yra nubrėžtas y lygų x kvadratu parabolės grafikas. Jei mes jį nagrinėsime intervale, kai x priklauso nuo -2 iki 3, tai yra tas gabalėlis funkcijos, kuris nuspalvintas yra mėlynai, mes pastebėsime, kad didžiausia reikšmė yra štai tame taške, mažiausia reikšmė šiame taške. Todėl galėtume parašyti atsakymą, kad didžiausioji reikšmė yra y nuo 3 ir tai yra lygu 9, o mažiausia reikšmė yra y nuo 0 ir tai yra 0. Kaip tai padaryti, jeigu mes grafiko neturėtumėm? Pirma, apskaičiuokime funkcijos x kvadratu išvestinę. Gauname, kad tai yra 2x. Tada randame kritinius taškus priklausančius intervalui nuo -2 iki 3. Išvestinė yra lygi 0, tada kada 2x yra lygu 0, tai yra, kai x yra lygus 0. 0 priklauso duotam intervalui. Todėl apskaičiuosime funkcijos reikšmę, kai x yra lygus 0, kai x yra lygus -2 ir kai x yra lygus 3. Ir iš gautų skaičių, tai yra 0, 4 ir 9, turėsime išsirinkti pačią didžiausią ir pačią mažiausią reikšmės. Žymime štai taip didžiausia ir mažiausia reikšmės, o atsakymas šio uždavinio būtų minimumas intervale nuo -2 iki 3 duotos funkcijos yra 0, o maksimumas yra 9. Prisiminkite, jei jūs turite nubrėžtą funkcijos grafiką, jūs tikrai galite drąsiai surasti, kuri reikšmė yra mažiausia, kuri reikšmė yra didžiausia. Parašyti atsakymą galima tokiu pavidalu. Jei grafiko jūs neturite, tai pirma, apskaičiuojate išvestinę, antra, randate kritinius taškus priklausančius duotam intervalui, tada apskaičiuojate funkcijos reikšmės kritiniuose taškuose, kurie yra tame intervale, ir intervalo galuose. Iš gautų atsakymų jūs turite išsirinkti mažiausiąją ir didžiausiąją funkcijos reikšmės. Dabar sustabdykite šią užduotį, pabandykite atlikti, o aš jums jau parašysiu ir atsakymus. Pasitikrinkite, ar teisingai mokėjot perskaityti grafikus. Dabar užduotis, kai grafiko nėra, duotas intervalas nuo 1 iki 3, pabandykite suskaičiuoti savarankiškai, sustabdę šią užduotį, o po to pasitikrinkite. Štai jūsų atsakymai, tikiuosi išsprendėte teisingai. Dar jums uždavinių savarankiškam sprendimui. O mes drauge padarykime eilutę C. Suskaičiuokime funkcijos f nuo x išvestinę. X dalinto iš 8 išvestinė yra 1/8, nes x išvestinė yra vienetas, o skaičiuojant išvestinę dvejeto padalinto iš x, aš galiu parašyti, kad tai yra dvejetas kart x minus 1, o x minus 1 išvestinė yra minus vienetas ir x pakeltas minus 2. Reiškia, galiu parašyti jį į vardiklį. Susitvarkykime. Dabar mūsų išvestinė, kad lengviau galėtumėm rasti kritinius taškus. Bendras vardiklis yra 8x kvadratu ir gauname skaitiklyje x kvadratu minus 16. Išvestinę prilyginkime 0. Gausime kritinius taškus.
Žinome, kad trupmena yra lygi nuliui tada, kai skaitiklis yra lygus nuliui, o vardiklis nelygus nuliui. Bet kritiniai taškai, nepamirškite, mane domina tik tai tie, kurie priklauso intervalui nuo vieneto iki šešeto. Mes gauname kritinius taškus, kad tai yra x lygus plius arba minus 4. Mus domina tik tai ketvertas. X nelygus nuliui, jisai nėra kritinis taškas, nes jis nepriklausė apibrėžimo sričiai. Todėl mes dabar turėsime apskaičiuoti tik tai f nuo intervalo galų ir nuo kritinio taško, kuris priklauso duotam intervalui. Tai yra nuo ketverto. Įstatome į sąlygą ir apskaičiuojame. Įstačius į sąlygą vienetą ir gauname 2 sveikus 1/8. Įstačius šešetą gaunam 1 sveiką 1/12. O ketvertą įdėjus gauname vienetą. Matome, kad ši reikšmė yra pati didžiausia, o ši reikšmė yra pati mažiausia. Todėl galėsime parašyti atsakymą, kad maksimumas duotame intervale nuo vieneto iki šešeto duotos funkcijos bus 2 sveiki ir 1/8, o minimumas bus vienetas. Rekomenduočiau jums išspręsti dar D eilutę. Štai čia būtų atsakymas mažiausios reikšmės ir didžiausios reikšmės. F eilutė. Čia jos atsakymai yra. Atkreipkite dėmesį, nors sąlygoje buvo paprašyta tik mažiausia reikšmė, aš jums parašiau ir didžiausia, ir mažiausia reikšmės, bet jei jūs rašytumėte tai kaip atsakymą, būtų jau negerai. Jūs turit nurodyti tik minimalę reikšmę. Šias sąlygas pabandykite sustabdyti, išspręsti savarankiškai. O dabar pabandykime tai pritaikyti sąlyginiuose uždaviniuose. Jei mūsų sąlyga klausia, iš kokio teigiamo skaičiaus, tarkime iš x, reikia atimti jo kvadratą, kad gautas skirtumas būtų didžiausias, tai aš įsivaizduoju, kad tai yra mano funkcija f nuo x ir atlieku tuos pačius veiksmus. Skaičiuoju išvestinę, o tai yra 1 minus 2x, randu kritinius taškus, o tai yra x lygų 1/2. Tada, žinodama, kad mano skaičius x turi būtinai būti teigiamas, galiu išnagrinėti funkcijos išvestinės ženklus ir pažiūrėti, ką daro funkcija nurodytose intervaluose. Kadangi x yra griežtai didesnis už 0, žymiu skaičių tiesiai, kad 0 man nepriklauso duotam intervalui, padedu kritinį tašką 1/2 ir žiūriu, kokie yra funkcijos išvestinės ženklai. Matau, kad funkcijos išvestinė šiame intervale neigiama, šiame yra teigiama, todėl pati funkcija f nuo x šiame intervale didėja, šitame mažėja. Gaunu, kad kai x yra lygų 1/2, čia yra funkcijos maksimumas. Todėl galėsiu parašyti atsakymą, kad mano x, kurio aš ieškau, yra 1/2. Dabar pabandykime rasti 2 teigiamus skaičius, kurių suma būtų 120. Reiškia, jeigu aš pirmą skaičių pažymėsiu, kad jis yra x, antras mano skaičius bus 120 minus x, nes jų suma turi būti 120. Jei sakoma, kad jų sandauga su kito skaičiaus kvadratu turi būti didžiausia,
Tai ko gero aš pasiimsiu, kad antras skaičius lai lieka padaugintas iš x kvadrato. Štai tokia turėsite funkciją, ją galėsime susitvarkyti ir pabandyti savarankiškai išspręsti šią užduotį. Dabar keletas savarankiškam sprendimui uždavinių. Sustabdykite, išspręskite, pasitikrinkite. Įdomus uždavinys apie stačiakampio formos sklypą, kur tvoros ilgį žinome. Išspręskite savarankiškai, atsakymą jūs turėtumėt gauti, kad x turi būti lygus 41. Užduotis apie kelio ženklą. Jis yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis jums duoda atsakymą ir jeigu netyčia nemokėtumėte įrodyti šitos ploto formulės, jūs drąsiai galite skaičiuoti ir išvestinę, ir kritinius taškus ir spręsti antrąjį klausimą. Pabandykite tai padaryti. Sprendžiant šią uždavinį, nepamirškite, kad laikas yra lygus kelio ir greičio santykiui. Pasižiūrėkite, ar tikrai mokėsite gauti štai tokią laiko lygtį. Aš jums tik tai padėsiu apskaičiuoti išvestinę. Šio laiko išvestinę. 1/20, kai pastovų dydį iškeliu prieš šaknį ir dabar skaičiuosiu šaknies išvestinę. Šaknies išvestinė yra vienetas padalintas iš dviejų tokių pačių šaknų, o kadangi pošaknis yra sudėtinė funkcija, todėl aš turiu padauginti iš pošaknio išvestinės, tai yra iš 2x. Plius 1/52 iškeliu prieš skliaustukus, skaičiuodama išvestinę 18 minus x padalinta iš 52. O 18 minus x išvestinė yra minus 1. Tada jau galėsite skaičiuoti ir kritinius taškus ir surasti mažiausiąją reikšmę. O šį uždavinį pabandykite padaryti savarankiškai sustabdę. O kaip rasti tokį tašką funkcijos f nuo x grafiko, kad atstumas nuo šio taško iki koordinačių ašių, šių atstumų suma būtų didžiausia. Aš nusibrėžiau funkcijos grafiką, pažymėjau jame tašką A ir sakau, kad taško A koordinatės yra x ir y, bet y mes galime apskaičiuoti pagal duotą funkcijos lygtį. Atstumas nuo taško A iki x ašies ir yra y. Tai reiškia, atstumas yra vienetas minus 4x pošaknyje. Atstumas nuo taško A iki y ašies yra x. O man prašo, kad šis atstumų suma būtų pati didžiausia. Aš jums padėjau sudaryti funkciją f nuo x. Dabar jūs galite skaičiuoti išvestinę, kritinius taškus ir atsakyti į duotą klausimą.